Mauzeri, jūs žinot, kas yra Kopenhaga? Nuo vakar žinau. Kopenhaga tai miestas, kur zoologijos sode buvo papjautas žirafos patinas Marius. Taip. Jisai buvo vaikučių akivaizdoje išdarinėtas, išmesinėtas ir viskas. Kumpiai, žarnos, palendrycos, kaklas, net ausis ir kapšas buvo sušerta liūtams. Tai kodėl mes, lietuviai, kurdami įvairias Lietuvos garsinimo programas, negalim pasinaudoti danų pavyzdžių? O ką jūs siūlot papjauti? Yra miestas pasaulyje, kurio niekas nežino. Kaunas, ane? Ane? Nu. Ten yra zoologijos sodas, ane? Ir ten stovi žirafa neringa, taip? Nu tai ką, mes negalim išgarsinti Kauną? Jūs nepertraukinėkit manęs. Aš nieko nesakiau. Jo nesakėt. Teisingai sakau, ten yra liūtas šalia, taip? Ką, Kaune peilio nėra? Nugriauti tą žirafą nafik, vaikai patys subėgs, pamatė, kad peilį išsitraukiai ir pradės, reiškia, kumpį nupjauti liūtų atiduoti, žarnas Laisvės alėja, tas, kur pas žirafą yra, kur nepatogu sakyti, tai kur kelnėse Šustauskui, prostata Buškevičiui. Tai ką, neišgarsinsim Kauną? Nu, išgarsinsim, bet nieko originalaus. Nu, danai jau pirmi padarė. Ok. Nu gerai, turim kupranugarį Karolį, ne? Jį išmesinėkim. Turim tą nykštukinį hipopotamą, kaip jisai... Galijotas. Galijotą. Jį, reiškia, galim išmesinėti. Turim tą anakondą piktą laimutę. Ja iščečkavokim. Yra kuom garsintą prakeiktą Kauną. Nu gerai, Kaunas tai dar ne Lietuva. O kaip garsinsim Vilnių? Su Vilnium sunkiau, matot. Ką čia Vilniui galima būtų papjauti, ką čia tokio paskersti, ką čia tokio išpatrašailinti. Tik tais Vilnelės antis į galvą ateina. Ne, su Vilnium neišeis, ten nėra ką skerst. Gal kaip nors pozityviai išgarsinti Vilnių ir Kauną, gal kokiais, nu, tipo, gerais darbais? Iš kur? Net danai norėdami išgarsėti žirafą papjovė. Prieš porą metų undinėlį galvą nupjovė. Niekaip tu čia gerais darbais neišgarsėsi. Reiks kam nors galvą nupjauti.